Pasižiūrėkit, kaip aš savo terasą pasidariau iš tokios, iš tai tokią. Netrukus pasidalinsiu 5 kriterijais, kaip išsirinkti savo geriausius lauko baldus ir parodysiu savo pavyzdžius. Pirmas faktorius, kurį mes turime atsižvelgti, tai yra funkcija. Nuo to priklauso, kokio dydžio baldų mums reikės, kiek jų reikės ir iš ko jie turėtų būti pagaminti. Pasižiūrėkit, kas pas mane čia yra. Na čia pas mane akivaizdu, kad funkcija yra pietų stalas, tai yra pietų stalo vieta. Kitos funkcijos, kurios galėtų būti, tai yra poilsio vieta. Tai atitinkamai galite nueiti į ekosesės.lt ir pasižiūrėti, kiek įvairiausių baldų galite pasirinkti savo poilsio zonai. Tai yra ir minkšti krėslai visokiausi, ir taip pat deginimosi gultai. Na, bet aš degintis nemėgstu, tai man tas visiškai kaip ir neaktualu. Jeigu abejojate, tai galima tas funkcijas ir apjungti. Tai reiškia, kad galite pasirinkti tokius baldus, kurie atlieka abi funkcijas – ir poilsio, ir pietų. Na, bet šiuo atveju čia mums reikalingas pietų stalas. Bet šitas jau yra mūsų senasis ir papasakosiu kalbėdama apie kitus faktorius, kodėl jis mums nebetinka. Antras faktorius, kurį reikia atsižvelgti, yra baldų dydis. Ir aš kalbu ne tik apie paties baldo dydį šiuo atveju. Na, šitas stalas 6 asmenims jau mažokas, bet kalbu ir apie jūsų terasos arba balkono dydį. Štai čia turi būti palikta pakankamai vietos, kad žmogus ne tik galėtų atsisėsti, bet ir galėtų atsitraukti kėdę, kad nenugriūtų. Na, čia aš esu tokia pasidariusi savo darbę tokia kaip ir atramą, tai nugriuvimo tikrai nebus, bet visada malonu, kad galėtum normaliai atsitraukti. Tai bent 1,5 metro mažiausiai turi būti nuo stalo krašto. Tai pasižiūrėkit, kiek jūs realiai turite vietos. Tai parodau, ką išsirinkau ir pasakysiu tą trečiąjį faktorių. Trečias faktorius yra medžiagiškumas, tai yra iš ko pagaminti jūsų lauko baldai ir tai savaime susiję kartu su ilgaamžiškumu ir priežiūra. Mediniai lauko baldai man labai patinka, bet tas stalas, kurį mes turėjome, jis yra su labai plonomis ledutėmis ir kadangi čia viskas ir lyja, ir saulė šviečia, pietinė pusė, tai natūralu, kad per keletą metų, net kai mes alyvavome kiekvienais metais, kartais ir 2 kartus per metus, vis tiek tos lentutės išsiklaipė. Tai tikrai norėčiau turėti medinį stalą, bet kadangi sąlygos čia yra būtent tokias, tai aš pasirinkau kokybiško plastiko visą komplektą. Ir čia aš dabar galiu būti tikra, kad priežiūros jokios ypatingos tai tiesiog visiškai nereikės. Kiti dažniausi pasirinkimai tai gali būti pinti lauko baldai, bet reikia labai gerai pasižiūrėti, kokios kokybės yra ir kas ten yra, iš kokios medžiagos tai yra pinta. Ir taip pat gali būti aliuminio lauko baldai, kurie yra tikrai labai patvarūs ir ilgaamžiai ir priežiūros praktiškai nereikalauja, bet yra gerokai brangesni. Labai svarbu ne tik vasarą, ar tiesiai lyja, ar tiesiai saulė šviečia, ar vis dėlto yra stogas, bet labai svarbu ir žiemą, ar jūs turite kur laikyti savo lauko baldus. Šiuo atveju šitas stalo kojos nusisuka, taigi jis užims tikrai mažai vietos pasidėti, pavyzdžiui, mums į rūsį. O kėdės yra ne tik tai gražios ir fainai atrodo ir patogios, bet ir jos susineria viena ant kitos, todėl vietos irgi užims mažai. Ketvirtas faktorius, kaip pasirinkti lauko baldus savo terasai ar balkonai, yra spalva. Tai visų pirma, apsižvalgykite, ką jūs jau turite pas save ir pasirinkite tokią spalvą, kuri jau yra. Tam, kad būtų atsikartojimas, tai tada tikrai atrodys harmoningai. Šiuo atveju aš pasižiūriu, ogi turiu skėtį. Taip pat aš jau turiu kitų minkštų elementų, kurie yra tokios šviesios spalvos. Todėl aš drąsiai šviesinu savo terasą ir renkuosi tokios spalvos baldus. Na ir laikas bonus patarimui. Dabar netrukus aš parodysiu tokį gudrybę, dizaino gudrybę, kurią ir jūs galite panaudoti, kai renkatės lauko baldus. Ir čia aš jau esu kitoj terasoj, kitoj namo pusėje. Aišku, prieš
atvedant tą komplektuką, turiu pasitvarkyti, kaip ir daugam terasose jaučiau, užaugo daiktais. O, čia kažkoks pagalys, tikriausiai labai reikalingas. Ir ta gudrybė yra pasikartojantis elementai, tai nebūtinai yra spalva. Šiuo atveju, kai aš pamačiau šituos baldus su vertikaliomis tokiamis virvutėmis juostelėmis, aš supratau, kad tai yra tobulas baldas mano štai terasai, todėl kad čia aš turiu turėklą, kuris taip pat yra su vertikaliomis metalinėmis juostelėmis ir mano tvora yra tokia pati. Taigi labai gražiai atrodys kartu, nesvarbu, kad medžiaga yra kitokia, bet tas vertikalumas atsikartoja. O be to, tas metalas toksai šaltas ir kampuotas, o šitie foteliukai tokie jaukus ir minkšti ir tam medžiagytė tokia smagi atrodo. Taigi atsikartojimas yra, kuris sujungia, nors ir kiti elementai atrodo priešingi. Taigi šita vieta iš karto sušiltėja. Galbūt dėl to šitas komplektas taip ir pavadintas švelnumas. Pasižiūrėkite ekosesės.lt, ten dar visokiausių grožybių rasite. O komentare parašykit man, kokie lauko baldai jūsų kieme jums yra patys mylimiausi. Ir būtinai kodėl. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Susitiksime kitame. Iki!